Almost 40,000 people died at home alone in Japan in the first half of this year. 15-year-old Azzy Robinson was the target of bullying a few years ago, and it tore him apart. Andrew McCarroll has a wife, but this is his other AI wife, Balana. Now, along the lines of relationships, the next type of delusion to know about are erotomanic delusions. And people with these have the belief that someone, right, usually a celebrity or someone of high status, is in love with them. Kodėl dirbtinis intelektas būti draugu tapo problema? Juk atrodo taip patogu turėti nuolatinį pašnekovą, išmanų, visada prieinamą ir suprantamą. Galima kurti nuotraukas, paveikslus, net pasidalinti savo istorijomis. Bet ar kada nors susimąstėte, kad draugystė gali turėti ir tamsiąją pusę? Šiandien pakalbėsime apie dirbtinį intelektą kaip draugą. Kodėl jį renkamės, kuo jis tampa žalingas ir kokią įtaką daro mūsų psichiniai sveikatai. Dirbtinis intelektas yra naudingas dalykas. Galime sukurti nuotraukas, paklausti klausimų, sukurti juokingus video ir taip toliau. Bet dirbtinis intelektas kaip draugas, kas yra blogai su juo? Platformos kaip Replika, Character AI ir Spice AI tampa ir draugu, ir sekso partneriu, ir priešu. Andrew McCarroll has a wife, but this is his other AI wife, Balana. Balana is very, very sweet. She's very naughty sometimes. Galima bendrauti, kurti, juoktis arba spręsti problemas, bet jos dažniausiai pasislepia dalį funkcijų už mokamos sienos. Štai kyla problema, ar mokėti, ar ieškoti alternatyvų. Tie, kas nori daugiau kontrolės, renkasi pasigaminti DI pats. Yra platformas kaip Hugging Face, kurias leidžia tai padaryti su tinkamu duomenų rinkiniu. Galima papildyti žinutėmis ir sukurti nuosavą DI draugą. Bet jeigu norite DI be interneto, yra Misty App arba LM Studio. Bet net ir šis kelias turi trūkumų. Ar tikrai norime turėti DI, kuris yra saugomas tik mūsų kompiuteryje be interneto? Laikas atėjo pakalbėti apie psichinę sveikatą ir santykių reikšmę. 23 metais nustatyta, kad net 52% amerikiečių teigia jaučiasi vieniši. Be to, 47% jų sako nesijaučiantys turintys prasmingus santykius. Ir kita apklausa parodė, kad apie 80% žmonių turi tokius įsivaizduojamus ryšius su įžymybėmis. Now, along the lines of relationships, the next type of delusion to know about are erotomanic delusions. And people with these have the belief that someone, right, usually a celebrity or someone of high status, is in love with them, okay? They might believe that this person is sending them secret messages, following them, or even leaving clues for them to follow. And people with erotomanic delusions may engage in persistent stalking behaviors, contacting the object of their affection repeatedly, or showing up uninvited to their home or workplace. Būtent todėl dirbtinis intelektas kaip draugas tampa patraukli alternatyva. Bet ar tikrai yra sprendimas? Šis fenomenas leidžia mums jaustis pripažintiems, bet ilgalainiui gali tik dar labiau pabloginti tikrų santykių kūrimą, netgi labiau savižudybę. Dirbtinis intelektas gali būti naudingas įrankis, bet ar turėtume rinktis jį vietoje tikrų draugų? Tai yra klausimas, į kurį kiekvienas turime atsakyti patys. O aš, kaip praeituose video, paliksiu pagalbos kontaktus. O jūs, jeigu jaučiatės vieniši ir yra pasaulyje ne viena grupė, kurioje galima susirasti draugų ir bendraminčių tokių kaip jūs. Jeigu nesiseka realybėje, pasiseks internete. Dėl meilės bus tokia diena, kad atsiras pačiu netikėčiausiu momentu ir nereikia pasitikėti dirbtiniu intelektu kaip meilė arba draugu, nes viskas gali žlugti, ne tik meilė, bet ir pinigai, bet ir sveikata bei gyvybė. Ačiū visi, kas žiūrėjot ir viso gero. Aš būsiu tigrė.
ir plėšrus žvėris. Ir jei kas nors nuskriausti jį